Labas rytas, audio aparatūros mėgėjai. Šiandien po ilgo laiko, po tingystės, turbūt dėl šalčių, dėl visų gyvenimo reikaliukų apleidau audio aparatūros temą. Šiandien važiuosime susitikti su labai įdomiu žmogumi, kuris sukūrė savo gamintas kolonėlės. Apsimutūrinės, varau į susitikimą. Štai stovi mano braškė, Hebromobilis, su juo ir vyksime. Dėdį užsidės diržą, kad būtų viskas normaliai. Dar kartą labas vakaras, šį kartą svečiuojamės pas dar vieną audio aparatūros mėgėją, Rimą. Rimai, tai esi daugiau religijos skaitmeninės ar analoginės aparatūros mėgėjas gyvenime? Aš tik ko gero galbūt dabar šiai dienai skaitmeninės, bet vis tiek garso ieškau analoginę, visais atvejais, tai tam ir tos kolonos atsirado tik dėl to, kad ieškojau tokio garso kiek įmanoma natūralesnio. Jeigu apibendrinant, mėgstate analoginį garsą, taip, bet patogumas reikalingas, patinka skaitmeninio privalumai. Privalumai, taip, bet aš tikrai ateityje gali būti, kad atsiras ir lempos, tai ir tikrai ne, aš už tai, kad skambėtų muzika gerai, taip, ko man reikia. Tai esu tikrai ne tas fanas, kad būtinai man turi būti tranzistorius arba dar. Bet kad A klasė, iš tikrųjų, tai mane veža, tai yra taip. Daugelis mano, kad jeigu žmogus nesiklausai džiazo arba klasikos, tai rimta audio aparatūra nereikalinga. Ką jūs manote? Aš savo laiku klausiausi labai daug džiazo, bet šiai dienai praktiškai jo beveik nesiklausau. Tas pasakymas man tiesiog yra, tai yra antiek yra individualu iš tikrųjų tai muzikai. Kadangi šiai dienai aš klausausi tą muziką, kuri eina per širdį. Iš čia. Vienas, ko aš negaliu, pavyzdžiui, klausytis, dėl ko džiazų, daugelio džiazo negaliu klausyti, dėl to, kad ten yra vadinamas tos demonstracijos, jeigu yra demonstruojama, kaip aš moku groti ir būtent savo lygį demonstruoti, ten muzikos nebelieka. Tai šito aš nesiklausau. Tai klausausi būtent, bet aišku, aš atsirenku, kas yra profesionalu, kas ne. Šitoj vietoje mūsų nuomonės visiškai atitinka. Aš neprisirišu prie tam tikro stiliaus. Man taip pat patinka įvairios muzikos. Tarp kitko, ir būna ir džiazas nieko, kai kurie gabaliukai, ir roko nieko man buvo, netgi metalą galiu galvą pakratyti ir nieko tokio neatsitinka. Nieko tokio. Papasakokite, prieš kiek metų jūs pradėjote domėtis audio aparatūrą, kada tai vyko, kodėl tai vyko ir kas labiausiai užkabino jum? Tai aparatūra aplamai aš domiuosi, nežinau, gal nuo 16-14 metų. Tik tai tiek, kad nebuvo galimybės kažkada jos įsigyti. O paskui... Biednystė buvo, kaip ir visiems. Kaip ir visiems, bet aš vedžiau moterį, kuri turėjau S90 ir tai jau buvo kietai. Kietai. Taip, tai čia buvo labai labai seniai. Tai buvo moters kraitis. Taip. Kraitis. O pagrindė audiofilai yra vyrai. O kad moteris būtų su aparatūra, tai čia labai retas atvejis buvo. Didelis pliusas. Didelis labai pliusas, taip. S90, tai įdomi patirtis, moteris su S90. Taip. Ir su plokštelėm. Ir plokštelėm, o stiprintuvas?
Amfitonas tada buvo tenai, bet tai tas amfitonas liūdnas. Nu, tai. Liūdnas. Nu tai va, ir po to karto aš ten tą aparatūrą keitaliojau pagal savo galimybės. Niekada nepirkau naujos visą laiką. Tai paskui atsirado ir korvetai, ir atsirado ir daug ten buvo. Kada įvyko jūsų asmeninis audio hobija nušvitimas, kada viskas pradėjo keistis ir nebe iš tos pradinio lygio į rimtesnę lygį, kai pradėjo? Rimtesnį lygį, tai pas mane atsirado draugų, kurie yra tikri, vadinkime, audiofilai ir daugiau audiofilai negu melomanai. Tai va, tiesiog atsirado tokių, kurie užsinorėjo, kad matė mano darbus, būtent medinius, ir bandėm, sakom, kurkim kažką tai naujo. Turint omeny, kad mane visą laiką viliojo, aš kiek žiūrėjau garso aparatūros, ypatingai kolonėlių, tai peržiūrės esu labai jų daug ir kad sužavėtų mane jų dizainas, kur sakyčiau, va, šitas pagamintos super, tai va, buvo keletą tokių, bet aš sugalvojau, kad reikia pagaminti jas savo. Bet vien dizaino man neužtenka, man reikia ir garso. Tai va, buvo vienas iš žmonių, kuris ilgą laiką yra užsiminėjęs būtent radiotechniką ir žino, kaip turi skambėti. Dar sudalyvavau ten keliose high-endo parodose, įsitikinti, ko man reikia. Tai va, ir buvo, gavom tos, turiu tokį draugą, kuris padėjo man tos garsiakalbius sumontuoti, ir visą tą būtent elektroninę dalį. Ir patikrinom ir jos suskambėjo, pasirodo. Ir tokia buvo ilgas kelias, kad visa ta garso aparatūra, mano tie visi komponentai buvo silpni. Jie tos kolonėlės neturėjo. Prie kolonėlių. Prie kolonėlių, taip. Ir jie, aš kaip suprantu, kad turi būti geras šaltinis, kad suskambėtų, kaip. Jau aš supratau, kad kolonėlis yra tikrai pakankamai aukšto lygio, bet mano visi komponentai buvo prasti. Ką tuo momentu turėjo prie... Tada čia buvo dar vienas draugas, man buvo pagaminęs galinį lempinį stiprintuvą. Tada buvo... Su kokiamis lempomis? Žinau, kad rusiškos lempos. Tiksliai neprisimenu. Buvau perėjęs į D klasės stiprintuvus. Tai va, tai čia... Kaip jums D klasės stiprintuvai? Encore viskas buvo ten, ir buvo Encore, to pasakysiu, ir topingas Velvetas V70. Tai va, tai aš tokio komplektuką mažą turėjau. Jisai man kaip užteko, tai D klasė buvo kaip ir gerai, detalumo be proto, tik tai tiek, kad tas topingas Velvetas padarė taip, kad, nebuvo taip, kad vargintų tą muziką, bet kai užsidėjau lempinuką, tada atsirado muzikalumo daug ir atsirado daug džiaugsmo. Bet paskui parsisiunčiau Alepą 5 iš kinų. Ir metus laiko džiaugiausi, kadangi atsirado tas aksominis, jisai A klasės tas stiprintuvas, nors ir transas. Ir pakankamai buvo, skanu klausyti. Aš turiu menį, kad ten tas barchetinis, tuo momentu man pasirodė žemas, tai va, ir džiugino. Bet paskui atsirado, kas? Nakamiši? Ne, tai ne Nakamiši, paskui atsirado tas Dena Fripsai abudu. Taip. Apie šaltinį kalbą. Taip. Ir pradinis. Ir pradinis, tai va, kai pradinį pasileidau, tai kažkokio ypatingo nepajutau. Eversolo T8, tą būtent Steimerį, kai pasidėjau, tai yra nesulyginamai geriau negu eiti per kompą. Tai va, ir po to Alepo, vienas žmogus pasiūlė man pabandyti tą Nakamičį. Užsiminė aš, kadangi tas Alepas buvo pagal Nelsono paso schematiką, tai ir būtent jo ten darbas ir kaip išgirdau Nakamičį, supratau, kad čia yra kosmosas. Šiai dienai. Tai Nakamišį lyginant su Alepu kinietišku klonu, tai Alepas stipriai atsiliko, ar patikslinkim, taip? Tai vadinkim gal ne taip, kad labai stipriai, bet... Juntamai. Taip, juntamai. Bendroji sumoje aš svečiuose pirmą kartą ir tikrai skambesys yra gilus. Grįžkime prie įdomiausios temos, tai šitos kolonėlės. Įvardinkime didžiausią pliusą šitų kolonėlių. Aišku, jie yra du, apie kurį jūs ir pradėjot kalbėti, tai yra dizainas. Dizainas išskirtinis.
aš asmeniškai nei vienoje parodoje nemačiau. Tūris ir dar apie vieną patvirtinkim pliusą, tai akustika, kur namas yra betoninis, kaip ir pas visų, veidrodžiai, langai, kaip turėtų pliaukšt, gal ir girdėjote aidą, o šitos kolonėlės nerezonuoja, neskleidžia tų piktybinių garsų. Garsas yra labai savo vietoje, su tuo sveikinu meistrą. Čia yra labai įdomus plačiajuošiai, apie juos nepakomentuosiu, papasakokit pats. Tai čia yra Izofon orkester, jie yra 12 solių. Negaliu pasakyti, koks jų jautris, bet žinau, kad atrodo, kad virš 95 decibelų. Tai va, ir vokalas skamba puikiai, instrumentinė irgi puikiai. Tai aišku, sekančius, kurios bus, galbūt bus dar aukštesnio lygio garsiakalbiai, kuriuos gaminsiu. Atskleisit paslaptį, kas per garsiakalbį planuojami? Jo, tai bus su Sonido pradžioje garsiakalbiais, paskiau galbūt dar kažkokie atsiras. Dėl žemadažnių dar yra ieškojimai. O kokį dabar naudojot? Čia buvo Beina garsiakalbiai, bet čia yra to Beina yra aplamai. Jų įvairių jų yra, bet čia yra šitie, kurie labiausiai tiko tom kolonėlėm. Apie šitą derinį, ką dabar išgirdau šiandien muzikos perklausoje, tikrai netrumpai įvairių kūrinių klausėm, būtent su šita audio aparatūra, kurią paminėjo, tai garsas buvo nevėluojantis, labai gerai derėjo žemadažnis su šituo plačiajuošiu. Atvažiuodamas galvojau, plačiajuošiai, kažin kai bus su aukštais dažniais, ar nebus jo trūkumo. Įdėjau įvairius, klausėmės įvairius žanrus, tarp kitko ir Štrauso klausėm, ir kur dominuoja aukšti dažniai ir tikrai netrūko. Jis nėra labai aštrus, nėra įkyrus, bet jo yra tiek, kiek reikia. Tarp kitko, kitoj patalpoje, jeigu audiofiliniai su dar geresnė akustika, nes akustika nėra kambario pati geriausia, bet tai yra didžiulis pliusas, kad šitos kolonėlės, pasikartosim, groja puikiai, neparuoštoje patalpoje, perklauso. Aukštų dažnių netrūko. Pirmą modelį buvo sudėtinga padaryti apie tuos įdomiausius iššūkius, vargus, kaip meistras. Iššūkiai buvo paprasti, tiesiog yra, man aplamai iš visą gyvenimą su iššūkiais. Ir pirmas buvo žolinės pagamintas, visos, gryno ąžuolo. Ir ten sienelių storis buvo 4 cm, bet kažkaip tai labai norėjusi dar kažką tai tokio rimtesnio, tai pagalvojau, kad nerezonuos, jeigu bus iš faneros, bet fanera tai čia yra truputėlį kitaip klijuota, negu daugeliu galbūt atrodo. Dėl ko jinai visiškai nerezonuoja, dėl to, kad jinai yra, kaip jisai, status medis, vadinkim. Visas garsas įeina, dabar fanera, jeigu yra, sakykim, visas garsas eina šitaip, o čia eina fanera, kaip ant kanto. Visa taip. Ir tada automatiškai rezonanso negali būti. Minimaliai. Aš kiek domėjausi kolonėlėm bent jau, sakykim, kad ten jie daro kažkokius sumuštinius, vieną medžiagą, kitą, kad tą rezonansą sunaikinti. Praktiškai šitom kolonėlėm nereikia jokių medžiagų daugiau. Kažkokia minkštoji medžiaga viduje yra, bet išbandėm ir būtent ir su ta medžiaga, ir be, tai praktiškai ten kažkokio didelio skirtumo nebuvo. Buvome, tikime susitikti dar kartą, gal net pas mane svečiuose. Tai šiam kartui tiek. Stebėkit mūsų kanalą, audio aparatūros puslapį, audio chuliganų puslapį. Susitinkam kitą kartą. Iki draugai. Iki. Viso. Ačiū už pokalbį.